čia mano rytai, tai žinai, kaip yra, čia viskas pasakoju, kaip čia lengva gyventi, žinai, mano rytai gana sunkus yra. Taip jau čia nerituališkai, bet aš turiu žiauriai lėtai juos pradėti. Aš labai beveik nemiegu normaliai, esu nemiegojęs tos 5 metus, taip normaliai įsimiegojęs. Taip. Nes yra toks dalykas fantominiai skausmai, pastoji skauda tenai, nuguliu. Aš nenorėjau eiti iki fantominių, buvo pas mane ant liežuvio, bet galvoju, ladna. Tai va, yra tokie visokie dalykai ir dėl to mano miegas yra toks valandą 2 pamiegu, atsibundu, persičiu ant kito šono, vėl 1 valandą pamiegu. Tai toks, aš atsibundu toks sutrankytas visą laiką, sumuštas. Ir tada prasideda toks dalykas, kad kadangi aš paguliu tokioje pozoje ir nuleidžiu koją žemyn, prasideda tokios ortostatinės reakcijos, kadangi kai kurios autonominės sistemos yra sutrikusios kūne, tai kraujas, kai nubėga kojas, nespėja pakilti, ir pradeda svaigti galva, ten silpna darytis ir panašiai. Aš turiu žiauriai lėtai pradėtos rytus, toksai... Užtinsas, ta prasme, toks... Tai toks lėtai, pamažu, turiu valgyti, pamažu, turiu sėdėti valgyti ant sofos, ko gero, ne. Tokį turiu praeiti ir po to po pietų viskas susitvarko.